Neekspertai.lt. Autoriniai straipsniai, įžvalgos, komentarai. Neekspertai.lt. Tinklalapis sporto fanams. Sveiki ir Neekspertai pradeda podcastą, aš naujasis Neekspertų narys Augustas Skiporis ir su mumis Antanas, ir šiandien mes darysim Basket News draftus. Taip pat su mumis dar bus ir kiti du kolegos, kurie šiuo metu negali prie mūsų prisijungti, tai Jokūbas ir Vainius. Tai sveikas Antanai. Tai sveiki visi, sveikas Augustai. Tai tuoj prasidės draftai, tai nekantrauju pradėti. Jo, tikrai. Įdomu, Vainius beje rinksis pirmasis, aš antrasis, Antanas trečias ir Jokūbas rinksis ketvirtas. Tai kažkam pasisekė, kažkam ne. Tai artėjantis Eurolygos sezonas, manau, visai įdomus bus. Jo, tikrai. Turėtų. Daug perspektyvos. Turbūt sakyčiau, stipriausiai kol kas graikų komandos atrodo Olympiakos su Panathinaikosu. Turbūt bus vienas pretendentų į titulą. Real Madridas, aišku, Fenerbahčė, Monako. Labai stiprios visos komandos šiais metais. Man rodo, kad jau pradėti turėtų Vainius pasirinkti. Jo. Aš galbūt pristabdysiu dar, man atrodo, nes manau, kad dar nebus pasiruošę. Galim dar apie Eurolygą iš tikrųjų pakalbėti. Mano nuomonė tokia, graikų komandos bus favoritės. Dvi. Jo, per vasarą labai abidvi sustiprėjo. Jo, visi pasiruošę. Jo, nutrauksiu, visi pasiruošę, tai galim pradėti. Vainius pirmasis šaukimas. Ir vis dėlto nenustebino, aš dabar rinksiuos. Aš renkuosi Veidą Boldiną. Nustebinsiu gal, bet vėliau čia gal aptarsim. Bet aš Veidą Boldiną. Jo, čia toks įdomesnis. Nu, aš manau, geras bus krepšininkas. Tavo eilė rinkti? Mano eilė, tai Čimo Manekė. Irgi toks įdomesnis, bet dabar renkasi Jokūbas. Praeitą sezoną labai proveržį turėjo, tai turėtų šį sezoną kažką irgi gero daryti. Nebūčiau nustebęs, tikrai, kad jeigu jis žaistų gerą sezoną. Keista, kad liko jisai Baskonijai, bet turės minučių, turės vaidmenį didelį, turėtų tikrai palošti. Faktas, manau, ir pinigų nemažai turėtų jis ten užsidirbti, bet jau po šito sezono tai Lesoras gali nežaisti pirmam ture, bet Lesoras. Toks buvo Jokūbo pasirinkimas. Nenustebino iš tikrųjų. Tikrai. Gal Maikas Džeimsas irgi gali nežaisti, tai irgi įdomu. Du tokie žaidėjai, bet manau tikrai sezono metu daug taškų turėtų atnešti. Dabar tavo Antanai pasirinkimas. Įdomu, ką išsirinksi. Nu, galiu pasakyti, Mirotičiaus tikrai neimsiu. Ne, tai aš irgi neplanavau įstartinį. Jo. Mano eilė, čia tu pasirinkai ką? Aš renkuosi Šeiną Larkiną. Įdomu, bet jis bus lyderis, tai čia bus tikrai viskas gerai. Man dabar reikia. Komanda turėtų išeiti. Turiu atakuojantį gynėją, kaip ir į žaidėjo reikėtų. Tai pabandysiu pasirinkti žaidėją dabar. Nu, šiaip gynėją. Imsiu savo mėgstamiausią krepšininką Eurolygoje, neslėpsiu Keviną Panterį. Jis gal ne į žaidėjų, bet prie gynėjų. Geras, man tai šį sezoną atrodo žiauriai gerą turės. Manau, biškai lėtai pradėjo sezoną šitoj Supercopa Endesui, prastai visai pasirodė, bet manau pristaigęs prie komandos ir turės iš tikrųjų gerą sezoną. Vainiaus dabar pasirinkimas? Vainiaus eilė. Vėlas Klaiburnas. Nu, netikėta gal, nes aš manau, jo kreivė krenta, bet šiaip logiška. Netikėta, bet logiška. Antras Vainiaus. Man netikėta, kad nepasėmė Šengelijos vietoj Klaiburno. Jo, bet aš manau, Šengelija kartu žais su Klaiburnu. Klaiburnas trečias, Šengelija labiau ketvirtas gal numeris. Nu, jo. Bet čia pažiūrėsim, iš tikrųjų įdomu. Dar vienas Vainiaus pasirinkimas. Dar keista, bet dar niekas nepasirinko didžiausių tų bombų. Čia Osmano ir Kampazo renkas Vainius. Niekas nepasirinko dar nei čia Osmano, nei Fournier. Tai irgi keista, bet aš dabar į puolėjų grandį tikrai žiūrėsiu. Noriu aš puolėjo. Puolėjų yra keletą, bet aš manau, kad aš
rizikuosiu. Jo, aš rizikuosiu su Mario Hezonija tiesiog. Nes O, man nu, patinka čia labai. rizika. Čia rizika, čia tikra rizika. Jo, čia įdomus. Man irgi visai polėjo reikėtų. Dabar tarp Nigelio Heiso galvoju ir Tornikės Šengelijos. Nigelis gerą turėjo praeitą sezoną. 5 taškų įmetė per rungtynes. Jo, tas irgi daug duoda, bet Jo. aš nesirinksiu jo. Kol kas. Tai Antanai, ką pasirinksi, ties ko rinkėsi? Pasiemam Nigelio Heiso. Tai visą. Ok, įdomus tikrai sprendimas. Aišku, geras Man žaidėjas. labai patinka kaip žaidėjas, kaip jo mentalitetas visas labai profesionalus yra, jis buvo ir Bet ar tu žinai, kad jis buvo Rusijoje? Net Instagram'e įsikėlęs buvo. Nemačiau šito, nemačiau ją iš tikrųjų. Bet čia mes apie žaidimą, o ne apie Tai kas taip, kur buvo. tai pusė Cervėno Zėzos komandos buvo Nu, Rusijai, tai taip. siek turės kažkas pasimti. Džonalas mūsų, įdomus pasirinkimas, bet tikrai geras pasirinkimas, Jokūbo pasirinkimas. Geras. Ačiū, Hebra. O Jokūbas prie mūsų prisijungė. O, Tai galėtum gal kažkaip garsiau, nes iškai tyliai girdis. Kodėl Klaiburną ėmė jisai antrų priekų? Ai, va, dabar normaliai. Drįsai įdomiau. Proti? Gerai, Jokūbai tavo eilė. Jo. Tai patikrinta tą tavo rešiuką. Reikia vis tiek. O, Valarišas. Įdomu. tavo reiškia. Nu, jūs man leidot Tornikės Šengeliją, tai aš ir pasiemu, žinokit, čia jau O Akivaizdus košinėlė įdomu, pasirinkimas. mano eilė, aš jau nebelauksiu, imsiu centrą būtinai. Ir mano numeris kaip ir yra, ką norėčiau imti, bet ir toj patikrinu. Imu čekų žvaigždę Janą Veselį. Man labai patinka šitas žaidėjas, bet nežinau, kiek jisai Barsui prie tų centrų galės žaisti gerai, bet imu Janą Veselį. Ne, turėtų gerą sezoną turėtis vėlyvo amžiaus, bet vis tiek renka taškų, renka komandų naudingumo balų. Tai Vainis dabar renkasi, jis pasirinko senas. Poirė. Įdomu, tikrai bus gera statistika, bus gal net geresnė nei Veselį. Tai tikrai įdomus jo pasirinkimas išeiti iš Real, bet kaip pats sakė, kad minučių daugiau gaus, tai viskas labai logiška. Jo. Bet kiek žiūrėjau draugišką rungtynę, tai ten Danielis Otorų labiau vaidmenį turi Jo, komandai. bet bent jau toj tauriai, kur Žalgiris žaidė, ten neprisimenu pavadinimo, bet nežaidė jisai, nes buvo traumuotas. Nuvora, wow, tikrai geras. Nežinau, ar kiek geras pasirinkimas, įdomus toks gal pasirinkimas. Įdomus iš NBA. Mano eilė, aš arba centrą, arba puolėją rinksiuos, bet nu gerai, nebelaukim, aš manau, reikia man pasimti. Labai rizikuoju, stipriai rizikuoju, bet imu turką iš Panathinaikos Sedi Osman. Sakau, nebenoriu laukti. Čia labai rizikingas. Nežinau, įdomus bus Sedijos mano pristaikymas prie Eurolygos. Bet yra žaidęs. Jis NBA yra žaidęs, bet komanda žiauriai daug turi žaidėjų, žiauriai daug skorerių, tai sunku taip. bus turbūt jam įsipaišyti. Čia rizikinga vien jaučiu dėl to, nes bus čia kaip gali būti kaip tas Hernan Gomezo pernai variantas. Jo, gali būti visiškai. Gali būti. Wow. Man reikėtų žaidėjo, tai tarp Cody Millerio ir Kendricko Nano. Karlik Džonsas Kendrickas- pašaly. Eikti, Karlik Jonesas man iš tikrųjų nerūpi visiškai. Ačiū. Cody Ai, galiu Millerio. paklausti, kodėl pasiemi Monekį ant pirmo piko. Tai geras žaidėjas. O ką aš dar būčiau pasiėmęs? Nybau. Kentarų labai geras pasirinkimas, manau, Baskonį gal jisai prie to Markuso Howardo toks geras ir negalėjo būti, bet ten jisai turės kamuolį rankose, turės žaisti. Jo. Gerai. Manau, čia polėjas yra gan lygiaverčių žaidėjų, bet kažkaip matau seklioj Baskonio sudėti, kad Sedekerskis turės vėl gerą O, sezoną. geras pasirinkimas, pernai buvo vienas topinių ties atkovotais kamuoliais, tai turėtų ir šiais metais. Gali būti. Pašauktas jau. Ai, mato, čia mūsų prie gynėjų priskirtas kažkodėl.
Ne prie Nu, puolimo. mūsų. Tai jis ir praeitais metais taip pat buvo basketinius fantasy priskirtas. Ir jis iš tikrųjų realiai ir lošia labiau kaip į žaidėjo pozicijai. Nu, jo. Bet, pavyzdžiui, Tyreek Jonesas irgi puolėja, čia ne centras. Tai, nu, toks. Jo, Jo. čia lygiai. Bet yra kaip yra. Gerai, kad ir 50 sezonas jam Eurolygoje, manau, dar kažkiek balų turėtum Mirotičius parinkti. Mirotičius. Nu, gerai, negalim sakyti nieko. Geras Aukštokai žaidėjas. biški, bet, nu, kaip sakant. Nu, vis tiek geras krepšininkas. Savo. Nuo trenerio iš tikrųjų priklausys. Nuo trenerio, nuo kaip Ten komandos tas bus treneris sudėliota. nenuspėjamas. Jo. Kendrick Nunn. Patikrintas. Naikos lyderis, patikrintas. Geras. Ten rinkimas. visi graikai Būčiau jame. išprotėję yra kaip jis geriausias žaidėjas yra dabar Eurolygoje. Nu, nežinau, jau, kad geriausias žaidėjas. Nesutikčiau. Šeštam turė, tai tikrai verta pasiimti. Dabar galvoju, ką imti. Puolėjus 2 turiu. Reikia centro gal. Dar laiko turiu šiek tiek, tai pagalvosiu. Imu Maccabi naujoką iš Monako, Jordan Lloyd. Rinks statistiką, rinks neblogą statistiką, tai jį ir imu. Gerai pažais. Šito, jeigu nekeistų, Aido Gaižučio buvo vienas mėgstamiausių pasirašymų vasaros, tai Jo. jo, jis kaip ir numatė, kad gerai Kovaitis lošti. toks labiau pasiteisins. asistai, o Lloydas Jo. labiau taškai, tai labai neblogai. Vis tiek Lloydas imtas į Maccabi kaip lyderis, aplink jį, manau, suksis visas žaidimas. Jo. Ir Jokubaitis pakurs, ir šiaip ten ta sudėtis tokia, kad aplink Lloydą. Tai, manau, geras variantas. Geras. Vainiaus pasirinkimas. Ilgai galvoja, ką rinktis, tai turbūt kažką išsitrauks jau. Jam gynėjai turbūt labiausiai reikia. Tai turbūt iš jų renkas. Evanas Fournieras. Varnė, Turnė. ilgai laukti. Reikėjo 6 pasirinkimas, bet labai logiška ir tikrai bus neblogai, manau. Jis visai ten gali įsipaišyti, gali ir būti ta žvaigždė, bet gali ir būti tas žaidėjas, kur kampe tiesiog sėdi ir laukia ant rako. Tai visko gali būti su Evanu Fournieru, bet verta rizikuoti. Nemanau, kad bus labai stabilus žaidėjas, bet bus tokių rungtynių, kur bus ir 30 plus balų. Tai Tikriausiai, kad bus. Vainiaus antrasis pasirinkimas ir pažiūrėsim, ką jis pasirinks. centrą jau čia jums. Aš ne vieno dar centro neturiu, bet kažkaip nepanikuoju. Aš manau, čia tokie žaidėjai kaip net Laurynas Birutis galėtų man zabošti. Tai Jo, Na, čia Janovičius vis esmė dar taškai. Ir jisai pasirinka Neiperą. Aš tikrai galvoju, man vienas irgi mėgstamiausių, vienas mėgstamų tikrai žaidėjų Neiperas, bet kažkaip pasiėmiau Lloydą, tai mano eilė rinktis. Turiu 1 centrą, 2 puolėjus ir 3 gynėjus, tai reikėtų, manau, centro, nes nors nereikia čia panikuoti, yra tų centrų ir, manau, bus. Nu, aš turbūt žinau, ką imsiu, bet lemba kaip nenoriu. Kažką norėtų geriau, bet nu gerai, imsiu buvusi žalgirietį iš Partizano Brandon Davis. Brandonas Deivisas. Įdomu. Gan aukštai, sakyčiau, pasirinktas, Jo. bet Partizanai Bet- turėtų rinkti. Su Želko ten galbūt jį pamokyti, biškelį dar triukų Želko jį. Visko gali būti. Kaip jisai pradėjo žaisti, kai tik pasirašė Milanas, kaip jisai žaidė, tai netrodė gerai, bet įsivažiavo. Gal dar grįš į savo bent jau 80% to, ką Žalgirio geriausiais laikais rodė. Nu gal. Visko gali būti tikrai. Čia nurašyti nei vieno žaidėjo negalima šiais metais. Nu, Antanas dabar renkasi, centrų neturi, tai gal pagaliau centrą? Nu, nežinau, aš negaliu sauliaisti tokios prabangos. Man centrai pilna centrų pasirinkimą. Aš pasiemu, ką čia pasiimu, man tokį. Jonesą. Šeimą Šildą. Jeiman Shields. Nu, po traumų įdomu, kaip atsigausi, bet pažiūrėsim, tikrai intriguojantis žaidėjas. Dar vienas toks užmirštas žaidėjas, galim sakyti. Tai jis Mesinos mėgstamiausias, tai turėtų gauti minučių, turėtų būti vis tiek, aš manau, komandos ant žvaigždė. Jo, nebejoju. Gerai, kad paįdomint draftus, einu į 3 puolėjų puslapį ir iš ten pasiemu Jabari Parkerį. Jabari Rizikingas. Šiaip jisai per daug buvo heitinamas, jis tikrai neblogai atrodė Eurolygoje. Ne kaip žvaigždė, Jisai irgi tempia. bet gerai.
Gerai, manau, užtenka tyčiotis iš Eurolygos naujoko. Karlik Džonsą tai reikia, manau, pabandyti. Karlikas Džonsas irgi vienas įdomiausių naujokų ateinantį sezoną. Įdomus tikrai. Aš kiekvienais metais nepasiemu Josh'ą Nybą, kai galiu pasiimti. Kiekvienais metais, kai draftinu, niekad nepasiemu Josh'ą Nybą. Tai Bet dabar šiais metais pasiemu. Josh Nybau naują komandą, pažiūrėsim, kaip jiem ten seksis. Milanas vis laik tų puolėjų turi, bet šiais metais pamažino. Nu, aš kaip ir pagal viską puolėją vėl galėčiau imti. Ir manau, pasimsiu puolėją. Manau, to gynėjo, kurio aš norėčiau, jūs nepaimsit, tai imsiu puolėją. Tik dabar reikia protingai išsirinkti kurį ir nežinau. Gerai, aš imsiu taip, kaip iš pradžių pagalvojau, Fenerbahčė puolėją, gal daug nesakysi, Balzi Colson. Pamansi Colson. Įdomu, kaip adaptuosis Fenerį. Jo. Fenerbahčė labai daug prisipirkę yra tų priekinės linijos žaidėjų, išskyrus centrų, aišku. Jo, daug kas šneka, kad Colsonas, šiek tiek nuvertintas, manyčiau, visi apie Boldiną, o čia DJ Šorcas, wow. DJ Šorcas, aš norėjau šitą pasižiūrėti. Aš maniau, kad jis nebus net padraftintas, taip galvojau, tikrai nesirinkau, nenorėčiau jo, bet aišku, komandos vienas iš pagrindinių bus žaidėjų. Turėtų būti bent jau. Tai tikrai bus. Jis žiauriai greitas, praėjusią sezoną su savo komanda, aišku, laimėjo Eurocupą, komanda žaidė žiauriai greitą krepšinį, kas labai buvo kaip tik palanku DJ Šorcui ir jis galėjo per greitas atakas susiversti daug taškų. Pažiūrėsim, kaip šį sezoną su Pittsburghu bus. Aišku, Eurocupas yra vieni greičiai, Eurolyga yra kiti greičiai ir jo toks kūno galimybės, kiek jam leis ūgis labai žemas. Mitoglų labai geras pasirinkimas, vienas geriausių, sakyčiau, ir neįvertintų galbūt žaidėjų, labai gerai žaidžiantis, man dabar reikia rinktis, jeigu dabar jau tikrai rinksiu savo ketvirtąjį gynėją, tą gynėją, kurį ir norėjau rinktis prieš tai, bet yra dar vienas irgi neblogas. Ne, gal vis dėlto imsiu tą, kuris iškrito netikėtai taip. Lorenzo Brown. Brown. Įdomiai. Aišku, įdomu, jis Maccabi buvo vienas vedančių žaidėjų. Įdomu, kaip jis atrodys prie žvaigždžių komandai. Panathinaikos. Taip. Mano eilė pasirinkti. Aišku, Kostas Lukas vis dar yra. Mustafa Falas. Bet manęs kažkaip neintriguoja šitie žaidėjai. Ir aš pasiemu Omerą Jurceviną. Nes lėpsi pirmą kartą girdžiu tokį žaidėją. Įdomus žaidėjas. Įdomus. Pirmo. Tai jis iš NBA atėjo, Miami Heat'e lošė, jei neklystu, kartu su Kendricku Nunu. Tai turėtų kažkoks būti chemistry tarp jų. Turėtų galbūt gerai susižaisti. Pažiūrėsim, čia turbūt toks intriga labiau. Nei kad kažką mes žinom apie jo kaip galimybės Europai. Gerai, aš pagarbą vis dėlto atiduosiu kelintas čia pikas dabar. 9. Slukui. O žiūrint į puolėjus, truputį sunkiau čia. Bet irgi pasimsiu tokį netikėtą gal iš tolimesnio sąrašo. Tyreek Jones. Puikus pasirinkimas, manau, Partizanas rinką laimėjo su tokiu pasirašymu. Puikus žaidėjas bus, manau. Nu jo, mano eilė. Korpazas dar nepasirinktas, ką jūs apie tai? Metikas, manau, daug kamuolio neturės rankose. Bet žiūrėjau Eurolygos fantasy, tai ten top 5, man atrodo, pagal kainą jisai, aš ten top 10. Jo. Bet taip, pameni, kas pas buvo su Kemba Walkeriu kokiu? Ta patį noriu sakyti, jo. Jo, Ir su 16 kreditų kainavo. Jo. Pasiemu Čimezimetų. Ok. Labai nustebino, bet pamatysim. Aš jau esu nusprendęs, imsiu. Aš labai daug rizikų iš tikrųjų priėmiau ir nežinau, gal surizikuot, gal ne, nežinau, ką čia dabar daryti. Iš tikrųjų, gal vis dėlto rizikuosiu ir pasimsiu iš
Olympiakosą pernai vidury sezono atėjusi žaidėja Mosesą Wright. Mozesas Raitas. Aš numatau, kad Longą jums. Aš manau, kad Mozesas gerą sezono pradžią turės, nežinau dėl viduriuko pačio, nes pačioj pradžioj, kaip suprantu, Mustafa Falas yra išsitrumavęs, Milutinovo Nikola nebuvo. Milutinovas išsitrumavęs jo. Tai va. Tai manau, Petruševas kartu su Mozesu Raitu pačioj pradžioj bent jau tai tikrai žvėriausi. Net nebejoju. Nors pirmas mačas prieš Fenerbahčę, tai įdomu bus pažiūrėti. Ja. Ir Vainius pasirenka Palo iš Olympiakoso. Įdomus, geras pasirinkimas. Nekreipia dėmesio į traumą. Bet reikia Jo. gerbti Vainių, nes prieš tai kelis metus yra laimėjęs fantasy mūsų. Tai kaip ekspertas skaitasi jisai, tai reikia gerbti. Na ką, visiems liko po 3 arba po 2 žaidėjus. Man bent jau 3 liko, tai vis dar galvoju. Kordinė, labai, manau, hypo žaidėjas. Aš manau, čia vien dėl olimpinių, kad jis labai ten gerai pasirodė įmamas, bet pažiūrėsim, ką gali jis. Jis praėjusią sezoną per Basket News Fantasy pasiėmė koordinierą per tą budget modą ir jis ten tapo vienu iš ten šimtinis žaidėjas pasaulyje buvo. Dėl Isaiah koordinierą, nes tiesiog numatė Isaiah koordinierą, kad pakils, kad pradės žaisti. Tai čia jau kaip ir mėgstamiausias vienas iš žaidėjų. Tai nelabai stebino mane. Aš imsiu ir savo lemą dabar labai įdomu. Tarp 2 gynėjų galvoju, uždaryti gynėjų liniją. Lemą praeitas sezonas mane labai liūdina to žaidėjo. Tai aš jo ir neimsiu, aš imsiu kitą tos komandos žaidėją, Elijah Bryantas. Tikrai daugiau minučių gaus, daugiau su kamuoliu tek žais. Tai Elijah Bryant. Geras pasirinkimas. Labai geras draugiškose būtent aplinkys sugos kamuolys, kai nebuvo Larkino. Visi deriniai būtent nuo jo prasidėdavo ir daug naudingumo ir daug metydavo. Tai manau labai geras. Laiminčios komandos dar plus žaidėjas. Toks pastebėjimas trumpas, mes nei vieno Žalgiriečio nepaėmėm. Tiksliai. Čia pagrindė dėl to turbūt, nes labai ilga rotacija. Daug Yra lyderiai tiesos. nežais gal ten 30 plus minučių. Ir neaišku, kas išaugs. Bet gal dar pasims. Sezono metu gal kažkas iš laisvų agentų ir pasims, kokį vieną kitą sužibus. Tai tikrai. Jo. Antama eilė. Kiek čia laiko man liko, labai daug pasirinkimo, aš bandau jau į žaidėjus labiau rinktis dabar, nes jau puolėjus esu susirinkęs esu. Pasiemam galbūt, biškelį parizikuojam Elijo Kobo. Oho, Na, nemanau, kad rizika geras žaidėjas, taip gal šiek tiek Monakė mažiau su kamuoliu, bet jisai nebus, galimai nebus Maiko Jameso pradžiai sezono, tai jis gal su kamuoliu daugiau žais. Na ką dabar, gerai. Jakubo eilė. Nežinau, puolėjų dabar tokių kaip ir lydiai, nežinau kaip čia Milane jisai. Gabrielis nežinia, kada iš traumas grįž. Aišku, Dekas visada yra variantas. Bet surizikuosiu su Lvovų Kabarotu, kadangi Wow. Baskoniai žaidėjų ir taip ar taip nėra. Nemanau, kad jis gali Stebino. būti lyderio. Bet, ką gali žinot. Ir reikia centrą pažiūrėti. Milutinovas, žinant jų traumas, gali nežais, kad ir pusę sezono. Daugiau centrų tokių, nežinau. Gerai, surizikuosiu su Marijanovičiu. Opa. Aš žiauriai šitą norėjau, aš kaip tik norėjau pasimti. Man tai netikėta, aš nebūčiau jo ėmęs, bet įdomu bus, ar čia bus labiau toks pagalbinis, ar visiškai, aišku, nebus jisai 20 su virš minučių, turbūt tik tais atkarpom kažkokiam, bet pažiūrėsim, tikrai labai intriguoja ir pažiūrėsim, gali būti išlošimas, o gali būti ir kad neišloš. Aš manau, jis 15 F galbūt žaidėjas gali pataikyti iš trejako ir aukštas ten Vembanyamos ūgio deda per visus. Manau, žais trumpas atkarpas 15 minučių, galbūt maksimum, bet per Jo, tas aš tą patį atkarpas, manau, bandys maksimaliai išnaudoti treneris jie ir jam bus Jo. siunčiami kamuoliai ir su jis susirinks tas 8.7 kamuolius. Jeigu Šaras ima, tai Šaras žino, kaip išnaudoti tą žaidėją, nebus paimamas šiaip tiesiog
be kažkokios idėjos. Vilbekinas, visų užmirštas. Vilbekinas eina į Antano komandą. Mano komandai reikia vieno centro ir vieno puolėjo. Aš iš tikrųjų galvoju. Šiaip galvoju ir aš galvoju pasimti. Gerai. Rizikuoju, gal nerizikuoju, nežinau. Gabriel Deck. Čia geras pasirinkimas. Dabar, kai Geršonas Jabuzelė yra išvykęs į NBA, aš manau, Gabrielis Dekas turės daug galimybių pasižymėti. Kartu ir, aišku, Usmanas Garupas traumavęs yra, tai vaidmens tikrai nepritrūks. Ir čia Trevijonas Williamsas pasirinktas. Trevijonas Williamsas. Na, iš tikrųjų, nežinau jo galimybių, bet pažiūrėsim. Blogiausios komandos lyderis projekto. Jo, gali būt, kad čia taškų neš, bet už pergalę 10% taškų negaus, tai irgi. Bet nežinau, pažiūrėsim. Įdomu. Iš Ulmo Ratėjo Farmo perėjęs į Alba Berlin, Trevijonas Williamsas praeitą sezoną Eurocup buvo vienas iš lyderių komandos, tai ir aplamai pačios lygos buvo lyderis, tai tikrai perspektyvus jaunuolis, 23 metų, tai turėtų, gal šiais metais ar ten nebus labai kažkokia žaidė, bet... Ibaka, štai taip, Ibaka, įdomus žaidėjas, pažiūrėsime, ar jis gali tiek pat, kiek Bayern duoti. Na ką, man reikia jau centro, trečio. Greitai aš sugalvojau ir vis dėlto pasimsiu. Tiesiog daug nesakysiu, bet imu. Va taip va, Motiejūnas. Natas Motiejūnas. Nu, reikėjo bent vieną lietuvį pasimti šitam draftui. Tai Sedekerskis buvo. Na jo. Bet du lietuvis irgi nelabai skamba, nežinau. Nu, iš Žalgirio nieko nepaėmėm, tai tikrai, manau, kažką turės paimti. Tai Antanas, manau, priglaus kokį. Ką čia reikia? Man tai centriuko reikia. Nu, tai jau Birutį gal ką. Smailagičius. Nu, Smailagičius kol kas netrodo įkvepiančiai, bet pažiūrėsim Eurolygoje, kaip atrodys. O Jėzau, kas čia toks. O Turų geras pasirinkimas. Nemanau, kad bus blogai jam, bet pažiūrėsim. Ir paskutinysis pasirinkimas Jokūbo. Paskutinis pikas. Ir mes nebūsim pasirinkę tokių žaidėjų kaip Lapravitola, Howardas, Dekola. Nu, laisva agentka bus labai įdomi. Bus, ir aš einu vėl į antrą puslapį. Ir aš ėmu katę maiše, bet manau, su Karlik Jonesu kovos dėl pagrindinio žaidėjo, ir tai yra DJ Washingtonas. DJ Washingtonas. Nu, netikėta. Na ką, viskas komandas jau sustatytos, padarytos, galbūt sezono metu apžvelgsim vieną kitą kartą pasirinkimus. Taip, tai gal kažkaip apibendrinam kokius penketus, kokį startinį penketą galvoju susidėti. Jo, bet mums čia laiko Zoom nelabai liko, bet galim trumpai aptarti. Nežinau, aš dar iš tikrųjų ilgai galvosiu, ką čia į startinį, ką čia nuo suolo, nes labai daug gerų žaidėjų, tad reiks tikrai atsirinkti ir dabar tikrai dar nesu susidėliojęs savo minčių. Čia labai sudėtinga pas mane irgi. Tai turbūt. Pas mane startinės turbūt atrodo Cody Miller McIntyre, Shane'as Larkinas, Tornikė Šingelija, Čima Monekė ir Džošas Nybo. Šeštų turbūt dedu Nigel Hayesą Davisą. Įdomu. Na ką, turbūt laukite iš mūsų podcastų, ne ekspertų. Manau, tikrai šis sezonas turėtų būti įdomus tiek Eurolygoje, tiek Lietuvos krepšinio lygoje. Gal aptarsim ir kitas lygas, gal NKL, nežinau kiek stebit. Kažką pabandysim aptarti. Tai ką, nežinau. Apie draftus turbūt tiek. Manau, sezono metu tikrai gal bus koks etapas, kai aptarsim rezultatus, kas pirmauja, kas atsilikinėja, kam ir panašiai. Tai manau, galim baigti, manau. Ačiū Jums ir iki kito karto. Tai ačiū labai, su jumis buvo ne ekspertai ir viso.